Labas ryts. Seniai girdėti. Šiek prasojęs gal, iš mašinos pasėmiau į kamerą. Ir ką, kulios čia buvau porą kartų išlėkęs trumpų tokių, nieko gero, biškį pasirinkau šušliukų visokių. Šiandien turiu dar kelias valandas, nežinau, savo vieną mėgstamiausių laukų taupau. Bandysiu lyst. Tikiuosi, gal kažką duos įdomaus. Galėsiu parodyti. Sėdžiau kaip tik prieš tą lauką jau. Atvažiavęs. Kelias toks smagus. Ten kampe daug gerų dalykų ir ten prie stulpų daug gerų dalykų. Visą laiką būdavo. Nu ir ką, bandau, einu žiūrėti. Palinkėkit sėkmės. Nu, signaliukų duoda, kaip parinktas laukas, a? Prieš mane rinktas, aš kokius 4 metus rinkau. O aš dar tik įėjęs. Aišku. Matau. Kažkas apvalaus. Dar pats nemačiau kas. Vėl saga. 2 sagos. Kilpukai nulūžus. Negraviruota. Gražus signaliukas. Gražus signaliukas sagai. Vėl sagai šiandien. Jau 3 saga. O aš tik tais, nežinau, matysis mano mašiną ten su žaliu. Nuo ten iki čia jau. Čia tai kaip biškai gražesnė, įdomesnė, nematyta, dar tokios neturiu. Pilna su kilputė. 3 saga. 60, net neturiu žalio supratimo, kas čia gali būti. Gal blinčikas koks. Seniai turėjau. Ir negilus turėtų būti. Iškasiau. Čia kelis, gal grandinėlė, kokie kelis lygtais. Matau, paukštuko žiedas. 737. Paukštuko žiedas. Yra kas kolekcionuoja ir šitus. Čia būtinai reikia tikrinti, kad ir koks būtų signalas, nes šalia esu radęs labai smagų pinigėlį. Labai smagų pinigėlį. Čia gal prieš kokius 3 metus, 4. Bet ten buvo toks blinas per 3 pirštus. Na, ką čia turime apvalaus? Ok. Čia bus viena antroji šilingo, 183. Pirmas monetos, kas 183 kažkas. Nu, smagu. Jeigu sidabrioką dar tokį radus čia šalia.
Labai dailus signalčikas. Čia galim padalinti. O ten. Nu ir... Opa. Čia kažkur. Nors kaip pasidabras bus saga, bet jau blizgumas. Tai kaip sidabrinės. Ir tokia gražutė visai. Blin. Blizga labai jau gražiai. Gal biškį, kad sidabras abejočiau. Gal pasidabruota daugiau. Blin, o gal ir sidabrinė. Nu, išsiplausim, pažiūrėsim, bet gražiai. Blemba, tokį vapšė nemonodosinį signalą davė mažiuką. Išsikasu. Ir ką jūs galvojat? Vapšė, nu žemas, aišku, sidabras žemas jo būna, bet šitą labai apsinešus ir jos taip nemuša. Bet čia, kad sidabras šviečia, tai tikrai. Ir dabar pasakysiu bairį, kaimo mano mašina, šiandien link mašinos, nes detektorius sėda. Ir aš mėgstu, kai link mašinos einant, išlenda ir sidabras. Čia būna tokia taisyklė, jeigu jau viskas, jau einu namo viskas. Bet dar mojuoju link mašinos, nu ir prisimajuoju dažniausiai. Labai jau apsinešus. Bet ką žinau dabar spėt, aš spėju, kad tai yra 2 šilingai. Aišku, jas aš namuose apvalysiu, įmesiu apvalytus. Jūs jau pamatysit, man dabar pačiam įdomu. Kiek galima nuvalyti, kad bent kiek užmatyti, kas per arba 10 eurų, arba 2 šilingai. Man čia labiausiai užneša į 2 šilingus, nes jie tokie man biški mažesni. Na, lap. Visai smagyti, dar namo varysi, nu ne veltui, jį dar atvariau. Bet čia dar yra, čia dar tikrai yra, čia dar neišvaikščiau šito lauko. Normaliai esu. Jo, matau jau šiling parašyta. 2 šilingiukai bus degę. Bus degę šilingiukas, gaila. Bet yra sidabras. Jo. Čia tada bus O raidė. Kažkas ant panašaus. Nu va, su sidabru varysim namo. Man tik oras nespėjo nusėst. $50, aukštesnis biškį.
signaliukas. Aukštesnis biškis signaliukas. Nu. Ir. Eikit peklon. Ne. Bet, kad vikingas greičiausiai... Aš galvojau iš pradžių, kad bus Toro kūjis. Bet čia kažkas iš tokio panašaus. Eina savo. Širpuliukai net. Tokio aš nematęs. Pakabukas. Pasikabinti. Ai. Ką reiks varyti šeimą pildytis? Tiksliau popierius pildytis pridavimui. Vakar tik taip pas archeologus buvau, pridaviau viską, ką turėjau. Matau ir einu prie mašinos. Net neįsivaizduoju, buvo kažkoks papuošalas senų laikų. Eina savo. Eina savo. Nugrožys, ką? Niekaip iki mašinos nedaeina dabar. Ten, žodžiu, kažkoks kabantis papuošalas. Greičiausiai. Aš spėju, kad tai bus kažkur 800-ieji, ten 900-ieji metai. Aišku, pakalbėsim su archeologais, pažiūrėsim. Kas ten gali būt? Taip, ką čia turim? Varpalo gabalas. Didelis buvo varpas, gražus.